Ką Labuka Šaika? Stipriai pagusėjus. Sveiki atvykę vėl į garažą, pas Dominiką, kur darbusimės prie Kregždutės. Šiandien turim va tiek va visko. Tai pradedam nuo to, ką dabar turiu nenupirkęs, pasiėmęs, gavęs ir dar kažkaip kitaip. Tai visų pirma, radau originalią namie, originali BMW kardano guma mažoji. Tai šitą reiks pakeisti. Toliau, kaip sakiau, kad pas Arūnčiką varysiu, tai pas Arūnčiką maksimaliai gerai nusisekė viskas, nes turim. Ką turim? Turim reduktorių. Tik iškiek griuvis. Ai, ne taip jis turi būti. Turim reduktorių. Mažai. Tiksliai nežinau, ar vyrintas. Išsiaiškinsim. Neturi flemšų šitų va. Tai reikės iš to reduktorius, kuris mašina yra, flemšas perkalti. Ir reikia steplos pilti, nes steplo nėra dar. Toliau. Turim. Iš Arūnčiko šiukšlyno paėmiau va tokį va didžiulį bakelį. Aišku, jis neturi čia vamzdžio, čia neturi, bet jis yra sunkus, o jeigu sunkus, reiškia bus geras. Tai reikės paburt, faktas. Nėra tvirtinimų visiškai, nėra šitų va išėjimų, tai kur eigis davė vamzdžius, tas alkūnės visas, reikės pasidaryti galus, prisivyrinti kažkokius šiokius tokius ir galbūt čia išgirsim, kaip Kregždė dirba su ne nauju, bet geresniu išmetimu negu prieš tai buvo. Turiu dar originalias gumas nupirkęs duslintuvui pakabinti, antifrizą turim. Tai jeigu viskas gerai nusiseks, jeigu netyčia dar eigis atvarys pasikrapštyti, tikrai kažką gero nuveiksim. O šiaip Dominikas yra, tai Dominikui kažkokią darbelę duosiu lengvo, ką galės padaryti. Aš lysiu po mašiną. Aišku, faktas, gana kalbėt. Dabar varom maudytis. Įsikrovau šmutkės, karštą laukia dar vis, tai varom pasinaudotą progą, varom susimodyti Dominikui į Žeimenos upę. Tai kol kas tiek, tuoj grįšim. Va taip, grįžom po maudynių, atsigavę, atsišviežinę, beje, salkas vanduo, bet kai laukia šilta visai, fainai atsigavim. Ir dabar šoku persivilkti į rūbus, tikriausiai nusims vėl galinį bumperį, kad galima būtų ten išsišveisti, išsivalyti, kur duslintuvo visi šitie laikikliai, varžtus išsimušti senus reikia pabandyti ir susidėti reikia būtinai naujus. Ir galbūt šiandien užgirsim jau kaip Kregždutė riaumoja su nauju duslintuvu. Nu kaip su nauju? Senu, šrotiniu, bet geresniu negu su šituo. Vien, kad ne Hondos bus ir ne su va tokiu įėjimu į bakelį. Tai šokam į timelapsą. Tokia situacija, kad dabar susikabinau plius minus duslintuvą, kaip ir turėtų būti, bet jis dar išlenda iš šiandien dar labiau. Nu tai dabar, jeigu vertas garsas, paliksiu, kad išlendęs būtų bakelis, o jeigu nevertas, tai tada nežinau, kažką kitą. Tai va, kol kas tiek, update'as toks buvo. Bus gerai. Tai truputį papjaustėm, pabūrėm ir gavom, karočią, va tokį va vaizdelį. Iš bamperio labai neišlenda. Žiemai bus pats tas palikus nišienaut.
Aš rodau, kaip iš čia atrodo. Difuzoris išpjautas gaidiškai, tai nelabai atrodo. Bet kad yra tos skylės irgi visai žiūrisi. Nelabai matos per kamerą standartiškai. Ką dabar? Tvirtinimai sutvirtinti plius minus, realiai visą duslintuvą reikia nusimti, apsivirinti siūlės visas, uždėt, keisti reduktorių ir valyt saulius. Trumpas updėtas, duslė pervirinta, paruošta dėt, vieną ausis ant vietas reikės prisivyrinti, nes blogai prikabinės buvo mažai. Tada angaliukai privyrinta, belenkaip, ištrauktas reduktorius ir kardano guma keičiama domicilin kraštusi. Tai va, dabar reikia šitos daiktus, čia va, pukšt, perkalt ir dedam atgal. Ir patikrinam, ar jis dar vyrintas viskai. Kągi, vėl atvariau garažą. Pasižiūrėkit, švaru, tvarkinga, gražu. Fitmentas neįspūdingas. Kitokias jau iškelį geriau. Tai kažkurį kitą dieną vėl garažę, vakar buvau atvaręs, apsitvarkyt ir išrinkt, pasižiūrėt, kas blogai. Kas buvo blogai, tiksliau. Tai dabar koks niuansas. Tai turiu varžtą. Va, taip va. Turiu varžtą, kardano gumos varžtas čia. Pasiėmiau realiai tik tai dėl va šitos va veržlės, kad nepamesčiau aišku. Ir turim va tokį va salnikelį. Kodėl šitą salnikelį turim? Tuoj aš jums parodysiu. Šokam į duobę. Tuoj viską iš kišenės įtraukiu, kad nesidaužyt arba nesilaužyt ką nors. Tak, taip. Tai turim tokį reikalą, kad žiūrim ar matosi, kažkas matosi. Tai čia yra reduktoriaus priekinis salnikas, tarpiklis ar kažkas tokio, per kurį žiauriai tekėjo tepalas. Tai buvau užsisakęs naują, bet pasirodo ne tokį atvežė ir teko reikėjo per naują užsakyti, kad atvežtų normalų. Pagal pavyzdį. Tai vakar išsilupau, nuvažiavau, užsisakiau, susirinkau, ko trūksta šiandienai ir reikia truputėlį pasikrapštyti. Tai dabar apie update'us iš penktadienio nakties. Turim duslę, turim truputėlį, va čia nedavyrinta ir dar porą taškų, va čia kur buvo snargliuota ir va čia kažkur snargliuota buvo, čia prieš tai buvo vyrinta. Leidžia duslintuvas dar ir eina dujas išmetamos į saloną, tai žiauriai nepatinka. Buvom išlėkę prasilėkti penktadienį naktį, tai sudrožiu padangas, buvau įsidėjęs iš Dominyko tokias leisgyvės. Tai su 3.5 diffu žiauriai mašina atsigavus. Pagaliau traukė jinai, ne taip kaip su tuo dizelio reduktorium, kur steni ir nieko su tikslu nepasidaro. Dabar dėl to džiaugiuosi. Dar vienas minusas dėl traukos, oro srauto matuoklė pas mane neveikia. Jeigu oro srauto matuoklė neveikia, reiškia pila belekiek kūro ir belekiek ryja jinai. Ir tas man nepatinka, oro srauto matuoklė brangi bus nauja. Turim Boschą, 6 kontaktų, seną, tai šioks toks niuansas. Toliau dar grįžtant ties kapoto trosų šito, kur keitėm. Va šita va žertvydė neveikia užklinijus ir trosas turi, nu, kaip čia parodyti, va tiek va laisvumą, jeigu pasistip, kaip čia parodyti. Daug laisvumo turi, apie comą gal, ir dėl to kapotas neatsidaro. Reikia per lempą ten gaidiškai taip lupt ir visokių tokių. Tai gerai, daug nekalbu, turiu mažai šiandien laiko, tai reikia pasikeisti tą tarpiklį, užsivirinti duslę ir kaip nors į diffą tepalą prisipilti. Čia neturiu nieko tokio, kaip galėčiau prisipilti, tai reiks kažką burt standartiškai.
Turiu 2 valandas darbo, tai per tas 2 valandas darbo reikia pasidaryti duslę susivyrint, sarindariklį tą pasikeist ir tepalą prisipilti diffą. Tai dar apie šitą sandariklį turėtų būti toks, koks turi būti. Ir turėtų taip va, labai puikiai. Tai dabar truputėlį sutepti reikia, kad lengviau eitų. Ir reikia tikėtis, kad aš jo nesupilsiu, nesulaužysiu ar kažkaip kitaip nepažeisiu. Ir tikėkimės, tepaliuko, aišku, teko nutekėjusi. Ir tikėkimės, kad čia viskas šauniai ir labai gerai stovės. Bandom nesulaužyti, nesugadinti. Neabejoju, kad čia taip gausis. Jau įdomu, tokios galvos neturiu, tas blogiausia. Reiškia, bandysim kažkaip kitaip paprašyti jį. Opa, nepasisekė. Bandom dar, neišsitepė, neatlūžo, neatkrito. Reikia gal įsivaryti plaktukų tiesiog. Pabiškelį, neskubant, kad nereiktų vėl rūrintis. Papanė, gerai vėl. Na, čia bus reikaliukų su juo. Vėl ir atvariau, tik šiandien trumpam pasikrapštyti. Nes žinojau, kaip čia bus. Aišku, faktas būtų geriau buvę čia darytis viską nuimto reduktorius. Bet taigi norėjosi perlį. Pačiekint, ar mašina gerai traukia. Na tai, tą progą dabar reikia rūrinti. Būtų išimtus patogu ir tepalą dasipilt patogu būtų. Negi. Perlėk vidurį nakties reikia benam su mašina. Pasičiekint, ar gerai važiuoja. Okay. Dar nugalvoju, tai nieko nepakeisi. Taip, kaip čia padaryti? Taip. Viršų. Neatsimenu, jeigu atvirai pasakys, kiek čia jis buvo įvarytas. Na tai, žiūrėsim. Lygiai su korpusu suvaryti. Labai gerai. Įsistatyti reikia flenčą šitą. Būtų gerai susitepti salniką, kad jo tiesiog neišverst. Jeigu išvers, 7 eurai ant šiknos kažkam nais. Ir mano darbas visas ant šiknos nais. Čiukšt. Dar čia spiriojasi. Ir negi jis čia vietą turi kažkokią specifinę. Tiesiog stipriau paprašyti. Su uždėjimu taip pat rūrinti. Eina. Laisvumą turi, bet dėl to vaikų bus. Tai dabar veržlė. Opa. Net nežinau, kaip realiai veržlė šitą veržlę. Tikiuosi, neperspausiu arba neperleisiu. Bet su puška atsukiu, su pušku suksiu. Gal gerai. Ir dabar dar turim va tokią va šaibykę. Kaip čia tiks. Puikiai. Kaip čia buvus. Gal tai pavyks užfiksuoti, kad jis neatsisuktų. O, pavyko. Labai gerai. Taigi, apsitvarkiau garažą, baigiau suremontuotis šiandien suplanuotus darbus, tai
Minusai. Šitas varžtas, šita veržlė tiksliau, man netinka, nes šitas varžtas yra nuo dėžės ir flanšo iki kardano gumos sujungimui, o nuo kardano iki kardano gumos eina kitoks varžtas pasirodo, tai šito nežinojau. Nebent ant vidutinė tik tai toks tinka varžtas, o čia nuo vidutinė tikriausiai kardano. Tai šiaip tai, ką norėjau, tą pasidariau. Nežinau, ar šito video čia pabaiga, ar bus pratęsimas, tai kokiu atveju dar susitiksim. Ir laikas, subscribas. Ir būtinai parašykit komentarą. Tai kol kas tiek.